Ar jūs vis dar galvojat, kad klientas jums moka pinigus už tai, kad padarytumėt jam tiesiog gražų vaizdelį? Manau, kad atėjo laikas pakeisti šitą požiūrį. Jūs, kaip kūrybinių paslaugų tiekėjas, niekada neparduodate konkretaus produkto. Taip, aš turiu omeny, kad video.mov ar fotke.jpg nėra tai, ką jūs parduodate. Nepaisant vos kelių specifinių nišų, tokių kaip vestuvės ar vaikų gimtadieniai, joks klientas neinvestuos pinigų į tiesiog gražų vizualą, kurį galės stebėti savo kompiuterio ekrane. Dažniausiai investuodamas klientas tikisi išspręsti kažkokią problemą. Ką to pasiekoje darote jūs? Teisingai, parduodate sprendimą. Čia yra geras atspirties taškas tiems, kurie siekia tapti individualiais kūrybiniais verslininkais. Tai yra, jeigu iki šiol jūs tiesiog atlikinėjot kūrybinės paslaugas ir labai nesigilinot, kokią ten naudą ar vertę iš tikrųjų kuriat savo klientui, galbūt dabar būtų pats tas laikas patobulėti ir įnešti daugiau vertės savo kūrybinėse paslaugose. Visų pirma, joks profesionalus kūrybininkas net nepradės atlikinėti paslaugos prieš tai bent jau neišsiaiškinęs, kodėl jis ją atlieka. Kokie yra užsakovo skausmo taškai, kokias rizikas jūsų paslauga padeda sumažinti, kokį pokytį yra norima padaryti, na ir paprastai žodžiais tariant, kokią problemą ar problemas jūs galite padėti išspręsti savo kliento gyvenime. Tada specialistas pasiknis savo žinių bagaže ir pabandys sukurpti efektyviausią kūrybinį sprendimą, atsižvelgdamas į surinktus duomenis ir siektinus tikslus. Kad tai padarytų, specialistas turi gerai išmanyti ne tik savo kūrybinį amatą, bet ir kažkiek žinoti apie sritis reikalingas individualiai kliento problemą išspręsti. Pavyzdžiui, reklamoje tai būtų marketingo, pardavimų, brandingo, psichologijos žinios ir taip toliau. Galbūt kiek baisiai skamba, kiek jūs čia visko turite žinoti, bet jeigu jūs jau dirbate kūrybinėje nišoje, kuri yra pakankamai konkreti, jūs greičiausiai esat susipažinę su tos nišos problemomis ir daugiau mažiau, o kuo toliau to vis labiau, žinote, kas yra paveiku būtent jūsų kūrybinės nišos problemų sprendimuose. Visa tai ničnieko stebuklingo ir jums nereikia 10 metų, kad iš laisvai samdomo kūrybinių paslaugų atlikėjo pataptumėt individualiu kūrybiniu verslininku. Bet labai svarbu neapsimetinėti ir fake it till you make it čia nelabai veikia. Garsiai rėkti apie tai, kad mano kūrybinė paslauga jums uždirbs milijonus, gali kiekviena turgaus boba, bet atlikti tinkamą analizę, padaryti bent kažkokią strategiją ir iš tikrųjų dasikasti iki tų duomenų, kurie įrodytų grįžtamąją vertę klientui, gali ne kiekvienas. Ir patikėkit manim, kai sakau, kad klientai tai ypač vertina. Ne pažadus, bet teisingai užduotus klausimus, nuoširdų bendradarbiavimą ir iš tikrųjų susitelkimą į tai, ką jums pasakoja klientas, rūpestį ir profesionalumą siekiant rasti tikrai geriausią sprendimą individualiai kliento problemai. Siekdami iš tiesų padėti klientui, o nežiūrėdami jį kaip į pinigų maišą kabantį ir belaukiantį, kada jūs jį pasigviešite, jūs atsisakote tos atgrasios pardavėjo etiketės ir tampate konsultuojančiu specialistu kelyje į geriausio sprendimo paieškas. Net jei galiausiai išsiaiškinat, kad geriausias sprendimas nesat jūs nieko neprarandat. Jokių pinigų jūs nepraradot, ant stalo dar nieko nebuvo padėta, o jūs bent truputį klientui padėjote pajudėti savo geriausio sprendimo link, galbūt net kažką rekomendavot, kas galėtų jam padėti labiau negu jūs, ir tai pozityviai prisidėjot prie jo gyvenimo. Net ir su jumis nedirbdamas, šitas klientas išeis iš pokalbio pasilikęs išmanaus profesionalo įspūdį, parekomenduos jūs savo kolegoms ar draugams ir greičiausiai sugrįš pas jūs tada, kai jo problemai reikės būtent jūsų ekspertizės.